Gegužės 4 diena, kai pagerbiami tie, kurie kasdien stoja į kovą su pavojumi. Šalčininkų rajono ugniagesiai mini savo profesinę šventę, skirtą Šventajam Florijonui, gaisrų sergėtojui ir ugniagesių globėjui. Legenda pasakoja, kad vienu kibiru vandens jis užgesino degantį kaimą. Šis simbolis iki šiol primena apie drąsą, pasiaukojimą ir tikėjimą žmogaus galia gelbėti kitus. Šalčininkų rajone gyventojų saugumu rūpinasi priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybės ugniagesių komandos. Jie veikia išvien, nepaisydami pavaldumo, nes jų tikslas vienas – apsaugoti, padėti ir išgelbėti. Šventė prasideda malda Šalčininkų Švento Apaštalo Petro bažnyčioje. Čia ugniagesiai vadinami baltaisiais kariais, tais, kurie kovoja su ugnimi, bet išlieka kupini gerumo ir gailestingumo. Tai tylus, bet prasmingas priminimas apie jų misijos svarbą. Vėliau renginys persikelia į kultūros centrą, kur susitinka bendruomenė, pareigūnai ir jaunimas. Čia vyksta ne tik šventė, bet ir svarbi pamoka. Prevencinis renginys man nevienodai atskleidžia skaudžią realybę. Akimirkos neatsargumas kelyje gali kainuoti gyvybę. Simbolinė diskoteka staiga virsta eismo įvykiu. Scenoje atkuriama realiai gelbėjimo operacija. Ugniagesiai, medikai ir policijos pareigūnai parodo, kaip atrodo jų darbas nuo pirmųjų minučių iki sunkiausių žinių perdavimo artimiesiems. Tai vaizdai, kurie nepalieka abejingų. Pareigūnai dalijasi asmeninėmis patirtimis, istorijomis, kurios išlieka visam gyvenimui. Jų žinutė aiški. Daug nelaimių galima išvengti, jei kiekvienas prisiimtume atsakomybę už savo veiksmus. Padėkos žodžiai, apdovanojimai ir nuoširdūs linkėjimai tampa svarbia šventės dalimi. Tai proga sustoti ir įvertinti tos, kurie dažniausiai lieka šešėlyje, bet visada pirmieji atvyksta į pagalbą. Renginys baigėsi šventinė nuotaika, muzika, šokiais ir bendrystės jausmu. Tai akimirka, kai sunkų darbą keičia šypsenos, o pavojų dėkingumas. Ugniagesiai – tai žmonės, kurie pasirenka būti ten, kur labiausiai reikia. Ir kiekvieną dieną jie įrodo, kad drąsa turi veidą.